Grįžtam į studiją, mes mėginam aiškintis ir suprasti, kasgi įvyko penktadienio vakarą Norvegijoje. Kartu su mumis Ričardas Čekutis, Lietuvių tautinio centro vadovas, Gintaras Aleknonis, Mykolo Riomerio universiteto docentas, Gintaras Chomentauskas, Lietuvos grupinės psichoterapijos asociacijos prezidentas, bei Gediminas Navaitis, parlamento narys, taip pat psichologas. Tai vis dėlto dar Delfi, štai Delfi skaitytojai mūsų laidai atsiųstame anonse rašo: noriu sužinoti laidoje, kaip Norvegija, tokia rami šalis, kurioje nevyko nei karų, nei kažkokių suiručių, kurioje socialiniai ir sveikatos bei švietimo sistemos yra taip gerai išvystytos ir valstybės finansuojamos, gali atsirasti taip mąstantis žmogus, kuriam reikia išžudyti savo tėvynainius. Nepaslaptis, kad panašiai buvo nutikę ir Suomijoje, gal tos gerbuvio šalis eina ne tuo keliu, ekonominių socialinės lygiavos keliu, jei atsiranda tokių žmonių. Kas čia ne taip, klausia Viktorija. Gintarai. Viktorijai nėra ką daugiau atsakyti, išskyrus, kad žmonių yra įvairių ir dėja tokių kaip šitas Norvegas Breivikas, taip regis jo pavardė. Tačiau aš norėčiau, tęsdamas mūsų ankstesnį pokalbį, mes neatsakysim į klausimą, kas įvyko ir vargu, ar kas nors apskritai galės atsakyti. Mes neturim nei pakankamai informacijos kalbėti apie jo psichopatologiją, nei turim pakankamai informacijos žinoti, kokiam šeimos kontekste jis augo, kokiam socialiniam kontekste augo. Aš manyčiau, kiekvienas įvykis suteikia progą aštriau pažvelgti į visuomenės problemas. Ir šis įvykis, nežiūrint viso tragizmo, irgi verčia mus pažvelgti, kaip Norvegijoje liktai ir sutelkto ir pakankamai homogeniškoj visuomeniai gyveno žmogus, kuriuo akivaizdžiai išsakomos kliedesynės idėjos niekam per daug nerūpėjo. Jis ir verslininkas, ir ruošėsi ilgai šitam išpuliui, ir specialiai komplektavo savo ginkluotę, siuvosi specialias uniformas, viešino savo pažiūras. Tačiau niekam per daug tai nerūpėjo. Nerūpėjo ta prasme, kad jis sustabdyti, bet kad galbūt padiskutuoti. Nes tai, ką mes darome susėdę prie virtuvės stalo ar pokalbį su draugais, yra nemažiau efektyvi psichoterapija, negu kad mes pasiimam žmogų, jį izoliuojam ir tada su juo bendraujam. Tai vienas aspektas. Ir antras aspektas vis dėlto tai yra proga pagalvoti ir apie tabų temas. Apie tabų temas, kurios ES iš tikrųjų labai nepageidautinos. Ir jo būtent manifestas daugeliu atveju, prikišamai liepia į tai pasižiūrėti. Nežinau, ar mes linkę jo klausyti. Išprovokuos diskusijas atviresnės šitas tragiškas įvykis Norvegijoje dėl tos pačios islamizacijos Europoje. Daug politinių tokių temų, kaip jūs sakot, tabų temų, ar jos dabar taps atviriau diskutuojamos? Gedimino Navaičio. Manyčiau, kad būtų labai blogai, jeigu taip atsitiktų. Todėl, kad pirma, tas temas, visas temas reikia diskutuoti. Bet jeigu mes jas diskutuosime šitų žmogžudysčių kontekste, tai mes kaip ir einame pagal to nusikaltėlio nurodytą kryptimį. Aš tikrai sutikčiau su tuo. Ir todėl, reiškia, šiandien labai griežtai atsiribočiau nuo bet kokios politikos. Ir kurie nori kalbėti apie politiką, tai pasakyčiau, kad jūs pažiūrėkite situaciją tų tėvų, kurių vaikai buvo nužudyti akimis. Ir tada jūs norėsit svarstyti visas politinius klausimus. Manau, kad tada tampa daug aiškiau. Kad mes turime didelę mūsų sąjungininkės Europos Sąjungoje, euroatlantinėse struktūrose šalies tragediją. Mes turime parodyti jai solidarumą ir pavyzdžiui tai, kad šiandien svarstoma, ar Lietuvai reikėtų paskelbti, kad gėdulą. Užtenka, kad žmonės patys savyje tai pajustų tą supratimą ir tas supratimas kartu yra geriausia prevencija nuo to, kad nieko panašaus Lietuvoje neatsitiktų. Nes jeigu mes vienas kitam atidesni, geriau suprantame ir, sakysime, kalbant apie šitą temą, aš ko labiausiai dabar norėčiau, ne tai, kad žiniasklaida čia apsikeitinėtų kaltinimais. Islamas, dešinieji, radikalai, krikščionys fundamentalistai, nes kaip gerai jūs atsakėte, kad tokių etikečių kabinimas yra pats lengviausias būdas. Bet man atrodo ir turbūt
na, didelė tikimybė, kad taip ir yra, kad tos impulsai tokio elgesio ateina iš vaikystės. Jeigu dabar atsirastų keletą daugiau laidų, kuriuose tėvai ir vaikai susitaiko, supranta vienas kitą, diskutuoja ir mes parodome žmonėms kelią per diskusiją, supratimą ir atleidimą, tai būtų tikras atsakas į šitą įvykį. Naudingas atsakas. Gerai, ką daryti šitoj situacijai? Iš tikrųjų, štai ir Gintaras, ir Gediminas sako, jog jis laimės, jis džiaugsis, jeigu mes tik tai dabar kalbėsim apie tai, kaip čia Europa turi keistis, ar turėtų Europoje būti daugiau islamo, ar neturėtų. Vis dėlto. Gintarai, kaip padaryti, kad tokie incidentai, tokios tragiškos istorijos nepasikartotų, ko reikia? Europoje atviresnių diskusijų, čia buvo kalbama apie tai, temų be tabų. Čia pirmiausia norėčiau pasituoti, kaip labai gražiai pasakė Norvegijos premjeras Jensas Stoltenbergas. Jis sakė, mūsų atsakas turėtų būti daugiau demokratijos, daugiau atvirumo, daugiau humaniškumo, bet mažiau naivumo. Tai galbūt ir būtų toks geriausias atsakas. Ką jūs turėjo omeny dėl naivumo? Na, naivumo galbūt mes kartais nepastebime daugeliu dalykų ir per daug naiviai jas vertiname. Sunku pasakyti, bet manau, kad konkrečių receptų, bendros nuomonės, bendros visuomenės nuomonės ir būtent pažiūrėjimo kitam žmogui į akis, ko labai trūksta Lietuvoje. Ričardai, kokios išvados? Išvada viena vienintelė, kad ateityje galbūt galima išvengti tokių problemų vieninteliu atveju, jeigu iš tikrųjų Europoje tiek rytų, tiek vakarų, mes dabar kalbam apie bendrą Europą, apskritai išnyks bet kokios temos tabų. Nes neturi būti jokių tabų. Kodėl negalima diskutuoti apie islamizaciją? Kodėl negalima diskutuoti, tarkim, apie holokausto realius mastus? Daugelis juk abejoja tais skaičiais, o abejonė jau ten yra draudžiama. O kas tą draudžia? Įstatymai daugelių valstybių. Tos pačios Austrijos įstatymai draudžia abejoti skaičiais, nors tai yra visiškas absurdas ir labai daugeliu atveju tie skaičiai iš tikrųjų yra pritempti. Ir kuo daugiau bus tokių draudimų, tuo didesnis pavojus bus, kad iš tikrųjų žmonės tie draudimai vargins, žmonės tie draudimai nervins, žmonės iš tikrųjų supras, kad demokratija yra imituojama, kad nėra jokios demokratijos, kad iš tikrųjų lygiai ta pati yra cenzūra, diktatūra kaip ir visur kitur, tik tai dvigubų standartų dėsnius taikant, kad vieniems galima vienas, kitiems galima kitas. Žodžiu, ir tokie dalykai, žinoma, demotyvuoja žmonės. Bet kaip jūs suprantate tas diskusijas be tabų, nes čia Aš įsivaizduoju, kad tai turėtų būti, aišku, nebūtinai televizijoje ir radijoje. Galbūt ir netrūksta televizijoje ir radijoje tokių diskusijų, tačiau jau nuo mokyklos suolo vaikus reikia mokyti diskutuoti. Abejonė yra mokslo motina. Šiaip. Jeigu žmogus abejoja, tai tegu jisai rodo savo tiesas įvairiais moksliniais šaltiniais. Gerai, dar trumpai labai. Lietuvoje yra nemažiau klaikių įvykių. 2 merginos nužudė, 3 sukapojo gabalais ištampė. Politikos mes čia tame neieškome, bet matome tą patį vardiklį. Beprasmį žiaurumo kito žmogaus atžvilgiu. Ir Lietuva to požiūrį iš tikrųjų unikali šalis, jeigu grįžti prie Lietuvos. Ir unikaliai nieko iš esmės tą kryptimį nedaroma. Nes šiuo atveju iš tikrųjų gilesnis atsakymas yra suformuoti kitokį žmonių bendravimo būdą. Tiek atvirą, bet lygiai tiek pat ir jautrų. Ačiū labai, dėkui, kad buvo šį vakar Baltijos televizijos studijoje. Ačiū šią laidą žiūrėjusiems. Tai buvo paskutinė šio sezono Karšto vakaro laida. Aš sakau ačiū mūsų žiūrovams, taip pat visai komandai laidos. Iki kitų susitikimų.